Sveiki, mano vardas Sigitas Pašakinskas iš projekto Gyva lietuviška pirtis ir šiandien mes turim įvadinę pamoką, kaip tapti puikiu pirties meistru namuose. Pirmiausia, tai reiktų atsakyti tokius esminius klausimus. Tai pirmas klausimas yra, kodėl šitas projektas. Vaikštau į pirtį visą savo gyvenimą, bet tik prieš 3 metus supratau, kad tikroji pirty nesu buvęs, kai atradau pirties ritualą, vanojimo meistriškumą ir kitus nuostabius dalykus, kuriuos atradau pirtyje. Ir kuo daugiau gilinuosi į šį procesą, suprantu, kad galima mokytis ir visą gyvenimą to, ir mokytis ir perkelinėti save vis į aukštesnį ir aukštesnį lygį. Ir nėra vieno teisingo kelio ar teisingo proceso. Turi pats atrasti, kas tau geriausiai tinka ir ką tu nori veikti toje pirtyje. Ir iš principo yra geriausia mokytis iš skirtingų mokytojų, nes dažniausiai iš vieno mokytojo paimi vienus dalykus, iš kito mokytojo kitus dalykus. Ir tada sudėjus viską į vieną, gauni savo unikalią programą arba pirties ritualą, kurio gali džiuginti savo šeimą ir draugus. Ir norisi pasidžiaugti, kad pirtis tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje stipriai populiarėja ir norisi prisidėti prie to augimo, dėl to išsikėlėm savo viziją pirtininkas kiekvienose namuose. Mano specializacija yra individualios vanojimo sesijos. Tai per paskutinius kelis metus turėjau daugiau nei 300 individualių vanojimo sesijų arba daugiau nei 200 pirties ritualų. Noriu pasidalinti keliom patirtim. Tai vieną turėjau patirtį, kai žmogus atėjo pas mane į pirties ritualą ir po pirties ritualo sako, vaikštau į pirtį 40 metų, bet tai, ką dariau iki šiol, tai imt vantas mesti į kibirą ir mokytis viską iš naujo. Kita patirtis, kai buvo pas mane pora, atėjusi į pirties ritualą ir žmona sako, oi, aš tai pirties nemėgstu, aš tik čia dėl vyro atėjau. Ir po pirties ritualo sesijos žmona sako, į tokią pirtį aš galėčiau vaikščioti nors ir kiekvieną savaitę. Dar vienas geras pavyzdys, tai buvo pas mane vienas vyras, vedęs vyras, kuris sako, mes su žmona jau 22 metai kartu ir sako, nežinau, ko aš dar galėčiau ją nustebinti, bet sako, jeigu pastatyčiau tokią pirtį ir daryčiau tokius ritualus, tai tikrai ją nustebinčiau vėl. Todėl, jeigu tau nepatinka pirtis, tai reiškia, tu dar nebuvai geroj pirtyje. Kadangi mano specializacija yra individualios vanojimo sesijos, tai aš išskirčiau 2 pagrindinius pirtininkų tipus. Tai yra pirties meistrai ir antras tipas yra atmušėjai. Tai dabar apie atmušėjus. Tai visiškai sugalvotas mano žodis, o kas tai yra? Tai tiek, sakyčiau, tas tipas žmonių, kuris mėgsta daug, smarkiai ir karštai. Tai kažkokiem žmonėm, kuriem patinka tokie dideli ekstremai, tai gal net ir patinka ir jie nori tai kartoti, bet turiu nemažai svečių, kurie pas mane atvažiuoja ir sako, po tokių patirčių aš į pirtį daugiau eiti nebenoriu. Ir kitas tipas tai yra vanojimo meistrai, kurie žino, ką daro, kodėl daro ir netgi prie kiekvieno asmens pritaiko vanojimo sesiją. Ir dar vienas svarbus momentas, ko reiktų arba linkiu išmokti, tai yra išmokti vanoti taip, kad jūs būtumėte visada atsipalaidavęs ir galėtumėte per vakarą, pavyzdžiui, net 3 ar 4 žmonės išvanoti. Ir kuom tai skiriasi? Nes jūs galite išmokti puikiausiai judesius daryti, ta prasme, ten 2-tukus, 3-tukus ar kažkokius dalykus, bet ištisai apkrauti rankas ir, ta prasme, pavargti jau po vienos sesijos. Arba jūs galite išmokti vanoti taip, kad pas jūs niekada nebus nuospaudų ant rankų, nors ir turėsite po 3-4 sesijas per dieną, nors ir kelis kartus per savaitę, kaip turiu aš, nes tu dirbi su visų kūnu. Ir kaip tai gali atrodyti, tai kaip paprasta vienetuką tu darai su visų kūnu. Arba kitus judesius.
Tai kai tu esi visiškai atsipalaidavęs, neperspaudęs vantų kotų ir dirbi visiškai lengvai. Ir tokie judesiai yra daug malonesni tavo svečiui. Ir jisai tikrai įvertins visiškai kitaip tavo vanojimą, kai tu dirbi su visų kūnu, nes jis jaus ir savo kūnu. Tai buvo įvadinė pamoka, tai pradėkime mokytis. Tam, kad mes augtume ir tobulėtume, labai laukiam jūsų patiktukų, kam gali būti naudinga, pasidalinkit šio video ir pakomentuokit, ar būtų naudinga jums daugiau sužinoti apie tai.